Sveiki. Džiaugiuosi turėdamas galimybę įrašyti dar vieną video. Tikiuosi, jūs laikotės gerai. Norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs manote, ar Lietuva yra tikinčių žmonių kraštas? Kol jūs galvojate, aš pasidalinsiu, kad kiek man teko bendrauti su lietuviškai kalbančiais žmonėmis, ir ne tik lietuviškai kalbančiais, aš pats gyvenu Anglijoje, tai dažnai bendrauju ir su anglakalbiais, tai didžioji dauguma žmonių save laiko tikinčiais. Aš džiaugiuosi už juos, nes aš taip pat save laikau tikinčiu, bet iš kitos pusės aš suprantu, kad tas žmogus, kuris save laiko tikinčiu, iš esmės jis gali būti ir netikintis. Suprantu, kad skamba painiai, ar ne? Nes mes nežinome, ką iš tikrųjų reiškia būti tikinčiu. Ir kuom tikintis žmogus skiriasi nuo netikinčių. Norėjau pasidalinti tokia patirtimi, kurią turėjau šį savaitgalį. Šeštadienį man paskambino brolis, pakvietė pasisvečiuoti. Nuvykome su šeima, pasibuvome, pabendravome. Ir išvykstant namo, jau, susiruošėm ten koridoriuje. Kažkas dėjosi striukę, kažkas apsiavė batus, aš jau stovėjau pasiruošęs. Ten dar vyko pokalbiai, toks lengvas šurmulys. Ir staiga mano brolio žmona, ji pasidalino, kad klausėsi mano paskutinio video apie tai, kaip sulūžo mašinos valytuvai, pliaupiant stipriam lietui, ir kaip aš meldžiausi, ir kaip Dievas iš karto neatsakė, atsakė tik tais po kelių akimirkų, išbandydamas mano tikėjimą, ir aš pasitikėsiu juo, negavęs atsakymą iš karto. Tai ji paminėjo, kad ji turėjo labai panašią patirtį visai neseniai ir pasakojo, kaip buvo nuvykusi į savo sodą, tokį sodelį nedidelį. Ten ji darbavosi visą dieną ir atėjus vakarui ji susiruošė vykti namo ir pradėjo stipriai pliaupti lietus. Šiek tiek palaukiusi namelyje, pagalvojo, galbūt lietus nustos lyti, bet lietus nenustojo lyti, bet priešingai dar labiau pradėjo pliaupti. Ir tada jis suprato, kad greičiausiai jai reiks eiti per tokį stiprų lietų ir jis sušlaps. Ir staiga atėjo mintis, kad reikėtų paprašyti pagalbos Dievo, juk ji laikė save tikinčiai. Bet čia atėjo abejonės, kad ar Dievas iš tikrųjų išgirs, nes Dievas juk toks didis, jisai visos žemės, visos visatos kūrėjas, o ji tiesiog paprasta mergina kažkur tai dideliame mieste, sode, namelyje, niekas apie ją nežino, niekas jos nemato. Ar Dievas ją pamatys? Ar Dievas išgirs? Ar Dievas atsilieps? Ir kada kilo tokios abejonės, ji nutarė neleisti toms abejonėms užgožti jos tikėjimo. Jis suklupo maldoje tame namelyje ir paprašė Dievo sustabdyti lietų. Po maldos praėjo keletą akimirkų ir lietus pradėjo stoti. Jis nesustojo visiškai, bet po truputį pradėjo mažėti. Tada jis nusprendė, pagalvojo, kad turbūt eisiu aš per tokį lengvą lietų ir greičiausiai aš visiškai nesušlapsiu, spėsiu grįžti namo. Ir kada išėjo iš savo to namelio, jau pradėjo žingsniuoti link namų, atsisukusi, prisiminė, kad nori prisiskinti braškių, parnešti šeimai. Ir kol įskynė braškes, jie atkreipė dėmesį, kad lietus visiškai liovėsi lyjęs. Tada susikrovė braškes į krepšelį ir nužingsniavo namo.
Kada grįžo namo, įžengė per duris, įėjo į virtuvę ir pastebėjo per virtuvės langą, kad lietus vėl pradėjo lyti. Visą tą laiką, kol mano brolio žmona skynėsi braškes, kol ėjo namo, Dievas laikė sustabdęs dangų. Dievas laikė sustabdęs lietų. Taigi aš noriu grįžti prie savo ankstesnio klausimo, ką reiškia būti tikinčiu žmogumi ir kuom tikintis žmogus skiriasi nuo netikinčių. Tikintis žmogus nebijo susitikti akis į akį su gyvuoju Dievu. Tikintis žmogus nebijo maldoje atnešti Dievui savo baimės, savo nerimą, savo skausmus, savo nusivylimus, savo nuoskaudas, savo pyktį, savo džiaugsmus, savo padėkas. Tai nereiškia, kad tikintis žmogus nepatirs abejonių. Mano brolio žmona susidūrė su abejonių. Aš susidūriau su abejonių. Skirtumas tas, kad mes nepasidavėm tom abejonėm. Mes neleidom užgožti mūsų tikėjimo. Mes suklupame maldoje ir kreipiamės pagalbos į mūsų gyvąjį Dievą. Ir Dievas išgirdo ir atsiliepė. Taigi, kuom skiriasi tikintis žmogus nuo netikinčio žmogaus? Juk netikinčių žmogumi gali būti ir tas žmogus, kuris laiko save tikinčiu. Taigi, netikintis žmogus yra tas, kuris leidžia abejonėms užgožti savo tikėjimą. Kuris taip ir neišdrįsta ateiti pas gyvąjį Dievą ir susitikti su juo gyvai. Dar norėjau tokį pavyzdį pateikti. Įsivaizduokite, aš nežinau, kas manęs šiuo metu klausosi, bet jeigu jūs esate tėtis arba mama, įsivaizduokite jūsų pirmąjį vaiką. Kada jisai pradėjo žengti pirmuosius žingsnius. Aš įsivaizduoju, kaip kūdikiui tai buvo, kaip sakant, jis greičiausiai jautė tam tikrą baimę. Atsistoti ir pradėti eiti reikia drąsos. Iš kitos pusės tėtis ir mama buvo šalia. Jie laukė, kol jų sūnus arba dukra pradės žengti pirmuosius žingsnius. Jie laukė, žiūrėdami į savo sūnų ir dukrą. Nežiūrinti tai, kad galbūt tas sūnus ar dukra jautė nerimą ir baimę. Tai dažną kartą žmogus, tikintis žmogus, būna tokioj būsenoj. Jis išgyvena panašią būseną. Jisai galvoja, ar dangiškas tėtis jį išgirs. Ar dangiškas tėtis jam atsilieps. Ar aplamai jis rūpi Dievui. Tas žmogus, kuris įveikia tas abejonės ir žengia tuos pirmuosius žingsnius lyg savo dangiško tėčio, toks žmogus tampa tikinčiu žmogumi. Ir baigdamas savo neilgą šiandieninį video, aš noriu tavęs paklausti. Ar tu esi tikintis žmogus?